Lietuvos popieriaus perdirbėjai negamina nei rašomojo, nei laikraštinio popieriaus. Dar liūdniau tampa, kai išgirstame jau 20 metų Kaune veikiančios spaustuvės vadovo žodžius. Jo žiniomis nei viena šalies leidykla neleidžia knygų ant perdirbto popieriaus, nes spausdinami ir laikraščiai. Pasak Sauliaus, šiandien tai per brangu. Ten yra laikraščių spausdinimui, yra popierius su medienos mase. Jis yra trumpalaikio naudojimo, jis yra greitai gelstantis, nes tokia yra, sakysim, paskirtis to popieriaus, bet laikraščių spaudai perdirbto popieriaus naudojimas, jisai būtų, manau, kad per brangus. Pats spaudos procesas nėra brangesnis, tik tai tiek, kad tai yra ne tiek vizualiai gražus popierius ir ant jo, norint gražiai spausdinti, reikalinga speciali patirtis. Kadangi perdirbtas popierius yra apie trečdaliu brangesnis už paprastą popierių, o popieriaus kainoje, produkto kainoje popierius sudaro apie 50%, tai gaminys spausdintas ant perdirbto popieriaus būna visą laiką apie 15-18% brangesnis negu įprastas gaminys. Ši spaustuvė viena iš nedaugelio šalyje, galinti pagrįstai vadintis žaliąja ir socialiai atsakinga įmonė. Prieš kelerius metus įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos sistemos. Čia dirbantys stengiasi tausoti aplinką, poligrafiniai darbai atliekami spaudos mašinomis, kurios naudoja mažiau energijos, chemikalų, popieriaus. Šiai dienai didžioji dalis dažų yra aplinkai draugiški, nes jie yra gaminami mineralinių aliejų pagrindų, jie yra nelakūs. Iš principo, šiai dienai reikėtų sakyti, kad visi dažai atitinka tikrai aukštus ekologijos standartus. Kai filmavome, čia buvo spausdinami atvirukai Bolonijoje vyksiančiai knygų mugei ant specialaus popieriaus pagaminto be chloro cheminių darinių. FSS standartų dažniausiai yra žymimas neperdirbtas popierius, tik tai galima būtų pasakyti, kad visa gamybos grandinė, jinai yra kontroliuojama ir atitinka gerąją tvarkymo praktiką, pradedant nuo miško, baigiant, sakysime, iki produkto pagaminimo. Pasak Sauliaus, tokį popierių žymimą specialių ženklų arba spaudant perdirbto popieriaus jie siūlo kiekvienam savo klientui, nes visus poligrafijos produktus lygiai taip pat kokybiškai galima pagaminti ant ekologiško popieriaus. Reikia tik specialių įgūdžių. Iš kitos pusės tai yra psichologiniai veiksniai ir kas yra kokybė, kas yra nekokybė, tai yra mūsų vizija esanti galvoje. Ir jeigu mes galvosime, kad kokybė yra pagarbus elgesys su aplinka, tai galima būtų sakyti, tada kokybė yra perdirbtas popierius. Ir plus FSS standarto produktai žymėti FSS standartų rinkoje, jie nebūna brangesni negu produktai nežymėti FSS standartų. Tai aš manyčiau, kad tai yra puikiai galimybė, tarkime, neišleidžiant daugiau pinigų, skatinti atsakingai elgtis visą gamybos grandinę. Anot Sauliaus, šiuo metu šalyje ant perdirbto popieriaus spausdinama galbūt 1% įvairių leidinių. Tausojančios aplinką komercinės ir reklaminės poligrafijos dažniausiai prašo klientai, kuriems rūpi ekologija. Spaustuvės atliktos klientų apklausos rezultatai rodo, tokių vos 10%. Tarp jų nei vienos biudžetinės įstaigos, kurios sunaudoja bene daugiausia popieriaus. Iš to, kiek mums tenka spausdinti ir pakankamai žemiom valstybinėm įstaigom, dėja tokio reikalavimo spausdinti ant perdirbto popieriaus ar FSS žymėto popieriaus, sakysime, mes niekada nesame turėję. Manau, kad Lietuvoje tas procesas nėra dar tiek įsibėgėjęs, bet tas procentas yra, manau, kad šiai dienai didėjantis ir galvoju, kad artimiausiais metais, tarkime, jisai tikrai didės. Nors palengva, bet ir Lietuvoje mokomės išmintingai naudoti popierių. Įsigyti perdirbto rašomojo popieriaus jau galima beveik kiekvienoje kanceliarinių prekių parduotuvėje. O kiekvienas biuras, kurio vadovams svarbi aplinka, įvairiais būdais skatina darbuotojus rūšiuoti popieriaus atliekas ir pagalvoti prieš spausdinant dokumentus. Štai viename didžiausių šalies komercinių bankų, pakeitus dokumentų spausdinimo sistemą, per metus sutaupyta 14 000 kg popieriaus. Taip, šiame mūsų pastate kiekvienam aukšte yra įdiegta tokios technologijos, kad kiekvienas darbuotojas, kuomet jisai spausdina savo dokumentus, jisai atsispausdina juos iš savo kompiuterio ir jie visi yra spausdinami konkrečiai specialiai įrengtame kambaryje, kuriame stovi spausdintuvai. Jeigu tai yra ant jo stalo, tai jisai galbūt atspausdina vieną ar kelis kartus. O čia yra tiesiog, kaip kiekvieną kartą žmogus pagalvoja, ar jam tikrai reikia spausdinti, ar tikrai tai yra pirmos būtinybės dalykas.
pavyzdžiui, visos sutartys, kurias bankas pasirašo, jų originalai yra archyve, tačiau visais kitais atvejais, kuomet vienam ar kitam darbuotojui reikia sutarties originalo, jis jį gali matyti skanuotame pavidale. Kitaip tariant, jis įeina į tam tikrą banko sistemą ir gali tiesiog naudotis neatsispausdinamus tos pačios sutarties. Pasak pašnekovų, taupiau naudoti popierių padeda protinga biuro technika, spausdinanti, kopijuojanti ant abiejų lapo pusių, elektroninė tarpusavio bei išorinė komunikacija. Na, o jei norite sutrumpinti ilgus žiemos vakarus, pamėginkite senus laikraščius ir žurnalus savo namuose paversti štai tokiais meno kūriniais. Tai paprasta, sako projekto Galvok žaliai komanda. Popieriaus perdirbimui reikės nenaudojamų senų perskaitytų laikraščių, kuriuos vėliau susmulkinam. Trupučio vandens ir blenderio, kur viską malsim, bei sietelio nusausinimui su kempinėliu. Dabar suplėšim laikraščius ir rekomenduojame suplėšti laikraščius kuo smulkiau, kadangi popierius gausis vientisesnis, kad neužkaistų jūsų smulkintuvas. Suplėštą popierių dedam į smulkintuvą. Tada užpilam truputį vandens ir apvalome tol, kol pasidarys vientisą masę. Štai tokią gautą masę dedame ant sietelio ir formuojame naujo popieriaus lakštą. Čia jau priklauso viskas nuo jūsų fantazijos. Stenkitės, kad forma būtų kuo plonesnė, nes ir popierius paskui kaip išdžiūvęs bus plonesnis, bus mieliau rašyti arba piešti. Štai suformuotą naujo popieriaus lapą paliekame ten, kur sausa ir šilta. Kad popierius greičiau išdžiūtų, uždedame laikraščius iš abiejų pusių. Štai taip atrodo išdžiūvęs lakštas. Perdirbtą popierių galite naudoti pagal savo fantaziją. Tiek norėjome Jums papasakoti šiandien, mes lauksime Jūsų dėmesio lygiai po savaitės, kitą trečiadienį 22:20. Iki. Paskutinius 2 metus daug žmonių liko be darbo. Džiugu, kad kai kurie iš jų pabandė keisti gyvenimą ir imtis naujos veiklos. Да, это велосипед, который вот через месяц-два поедет нормально. Tai yra dviratis, kuris jau pavasarį važiuos. Сезон. Весной он поедет. Окей. Ну так... И эти колеса будут крутиться? Tai realus užsakymas.